Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime rugpjūčio 17 dieną. Atvažiavome į objektą 6:30 ryte. Nu, fokusuok, kas tu yra. Taip, atvažiavome 7 ryto, vanduo paleistas jau pusę valandos. Nu, tai va, per 3 valandas, per 4 valandas padarėm gręžinuką. Pamatavom bendrą gręžinio gylį, gavosi 15,70 gylis, pamatavom vandens debetą. 12 litrų kibiras prisipilda per 25 sekundės. Čia gaunasi kubas 728 litrai į valandą. Jau vanduo pilnai prasivalęs. Pažiūrim, kaip bėga. Ja, geras labai debetas. Va, vanduo visiškai krištolas. Pamatavom vandens statinį lygį 5,60 nuo žemės paviršiaus. Tai lygiai 10 metrų yra vandens sulpas pakilęs gręžinį. Dėl to, kad daug kas klausia, kaip čia iš 15 metrų gali hidroforas paimti vandenį. O tai va atrodo, dvi gręžinio duodas, gręžinio šaktą. Sakoju, komplektuoja šipak siurblį. Nusipirks rudenį statysis namelį, nes čia grįžtiniai poliai padaryti. Nusipirks automatiką iš Litagros ir atskirai sublipino talpą, nes žmogus norėjo, kad būtų didesnė talpa. 100 litrų ar 200 litrų. O tai va atrodo aplinka, išpasilėta visa gražiai. Atvažiuojam su čipuku prie kabelio. Nu, dabar apie gruntą. Gruntas buvo pradžiai rudas molis, tada perėjo pilką priemolį ir jis tęsiasi iki 13, jo, kažkur tai iki 13 metrų. Tada jau prasidėjo vandeningas smėlis ir baigėsi ant 15,60. O taip atrodo, tas smėliukas, taip, truputį geležies turi, bet labai minimaliai. O žmonės užvyrino vandenį, tai va tokia va jo spalva. Nu, nėra tenai labai pageltęs, o dabar tik užvyrintas. Tai va, tik truputėlį jaučiasi geležies titras, bet čia iš vis labai minimaliai. Va. Ir dabar vietovė, Elektrėnai čia, Abromiškių kaimas, važiuot pagrindinis kelias, čia nuosavi namai, važiuoja į Abromiškių sanatoriją. Visam traumam žmonės gydosi, labai gera reabilitacinė ligoninė. Va, ir čia gaunasi toksai kalniukas, kažkur tai 7 metrai dabar esam ant kalniuko. O pati teritorija yra ant kalniuko, apačioje eina pelkė. O pelkė teka į Abromiškio ežerą. Nu tai va, dabar gavosi 15,70, tai va, esam po pelkę dvigubai. Giliau pasigręžę. O puikus rezultatas, beveik kubas 8 į valandą. Va taip, suvarėm 9 štangas, taip atrodo. O taip atrodo Rolando Kalinausko gaminama freza su kėdlidiniais. Man dar kad reklamuojam, jeigu kas užsiims gamintis. Nu va ir ką, ir puikus rezultatas. Jau 11:30, kaip tik dabar tas karštis pasipusėja. Nu va, dabar viską čia sukomplektavau, su guliniu vožtuvu, su visko. Žarną užsakovo, pratems ir pralgintuvą savo. Tai viską pakuosimės. Dar pusę valandos ir viskas, ir važiuosim namo ilsėtis. O toks va ir šeštadienis puikus gavosi. Užsakovas nenorėjo filmuotis, bet vis tiek teritoriją truputėlį pafilmuosiu. O tai pagamėlis atapsiutas su stogu, su visko. Tikrai išpuoselėta labai gražiai aplinka. Va, kaip matot, ir va turės savo grįžinuką. O va šitas va kaimynas, to pirtųjų tarpą parodysim. Va šitas va kaimynas. Įsigrėžė gręžinį prieš 15 metų 80 metrų. Ir įvadą pasidarė dabar į vagonėlį. Bet sakė, vanduo labai prastos kokybės, iš 80 metrų gylio. Nu, pasirodo, reikėjo tik tai tiek, 15,70 ir turi savo vandenį. Jis sakė, vėsis ir į vagonėlį ir į būsimą namą. Grįžtiniai poliai, 1,60 m ilgio. Nu, Ruselį labai populiaru šitie poliai. Jis sakė, su lazeriu, vyrukai čia viską išmatavo lygiai, pagal gulčiuką ir taip. Žodžiu, tikrai labai tvirti poliai. Vat terasai kokie darytas, ar vat karkasiniai namai. Jo, geras toks iš tikrųjų sprendimas. Nei betonuot nereikėjo nieko. Bet lygiai, viskas ant tiek iš betonuot, taip vat lygiai viskas sugręžta, kad gražu žiūrėt. Nu tai vat, tai ką tada? Visiems gero savaitgalio, geros dienos ir gero vandens. Iki.